Atsiprašau, Jone, kad neklausau tavęs, o klaidos ant klaidų lėmė Micos picos žlugimą. Tačiau pradėkime nuo pradžių. Norėdama pasigaminti picą namuose, susiradau nuostabų Jonės video ir pasiryžau išbandyti receptą, nors ir neturėjau visos reikiamos įrangos. Ingredientai paprasti, tačiau pamatuoti jiems naudojau maisto svarstyklę, kurios apytikslis nukrypimas yra keli gramai, o ne miligramai. Antra klaida - pamiršau dalį miltų įmaišyti su vandeniu prieš dedant mieles, tai greitai viską sudėjau kartu. Tešlą pradėjau maišyti su šaukštu, o kai nebesimatė skysčio, pradėjau minkyti rankomis. Pradžia atrodė daug žadanti, o įpylus aliejų tešla iš viso stojo lepti, dėl to minkyti nebuvo per sunku. Po kelių minučių darbo uždengiau ir leidau pastovėti kambario temperatūroje. Trečia klaida. Pritrūko kantrybės išlaukti pilną valandą, bei savo namus mėgstu visai vėsus. Tešla buvo visai lipni, tačiau apie tai Jonė įspėjo. Aktyviai minkau apie 15 minučių ir gliutenas dar vis nenorėjo susikurti. O čia momentas, kai nusprendžiau pasitelkti stiprią artileriją, savo mikserį. Jis ilgai bei sunkiai dirbo, kol pagaliau praėjau Windows Paint test ir galėjau judėti kitą žingsnį. Indelių paruošimas bei tešlos formavimas. Džiaugiuosi, kad nors formavimas nebuvo problema, nes susikūrė labai maži ir mieli tešlos rutuliukai. Ketvirta klaida - nepalaikiau tešlos 24 valandas šildytuve, o kai ištraukiau atšilti kambario temperatūroje, netyčia palikau 6 valandom, dėl ko iš mielių rutuliuko tapo tešlos monstras. Formuojant picą naudojau įvairias taktikas, spaudinėjau ant krumplių, dėliojau ir tiesiog tempiau tešlą, o susikūręs gliutenas neleido jai plyšti. Penkta klaida - ant pado uždėjau visus pagardus barbecue vištienos picai vienu metu. Nesvarsčiau, kad blogiau nebeatrodys, o vakaras jau vėlus. Ir šoviau picą į orkaitę uždedama ant kaitintos skardos, o ne akmenio. Pagardai kažkiek apdegė, o padui trūko kelių minučių, nors picos skonis visai neblogas, bet klaidos sutrukdė išsvajotai Neapolio picai Micai.